Aha. Gerbiamas pirmininkė, noriu pranešti, kad aš palaikau šitą sprendimą, nors mano kortelė nesuveikė pradžioje. Todėl noriu apie tai pranešti. O dabar dėl esmės. Gerbiami kolegos, dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos, dėl mikrosubjektų metinių atskaitomybės nuostatų keitimo. Šis projektas sukelia audringas diskusijas beveik visuose lygiuose, tiek Europos Sąjungoje, tiek nacionalinių valstybių institucijose. Esu įsitikinęs, kad turi būti parengtas bendros Europos Sąjungos taisyklės. Tačiau noriu pabrėžti, mažinant administracinės išlaidas, mikroįmonėms turi būti pažeistas tiek nacionalinių valstybių vidinių rinkų, tiek bendros Europos Sąjungos rinkos, sąžiningos konkurencijos sąlygas. Manau, tam mikrosubjektam turi būti sukurtas vieningas mokestis, kuris egzistuoja kai kuriuose valstybėse. Jeigu galėtų būti skaičiuojama, jis galėtų būti skaičiuojamas arba nuo žmonių skaičius, arba nuo apyvartos, arba nuo ploto, priklausomai nuo verslo pobūdžio. Taip išvengsime tų įmonių pagundas užsiiminėti nelegalią veiklą. Thank you. Sorry, Mr.